Dar praeitais metais gruodžio 22 dieną prasidėjo taip ilgai laukta kelionė su Audelė aplink Baltijos jūrą. Iš Norvegijos pro Daniją, Vokietiją, Lenkiją, Lietuvą, Švediją atgal į Norvegiją. Audelė vežė mus kartu su Sauliuku. Mes apsistojome Vokietijoje, ten ir šunį netgi turėjau, sutikom kūčias, važinėjau po Vokietijos gražius miestus ir Kalėdas mes ten sutikome. Buvo labai smagu, artimų žmonių būry ir šuniukas buvo kartu su manim, valgėm baltą lietuvišką mišrainę su lietuvišką silkę ir tada iškeliavome po Kalėdų į Lietuvą, per Lenkiją, tenai važiavom ilgai, labai ilgai, bet Lietuvoje mūsų laukia mūsų šeima ir mūsų draugai. Audelė nesispiriodama mane vežiojo visur po Lietuvą, buvo gera mergaitė, aš važiavau pas savo draugus sutikti naujus metus. Ką pažįstu. Ir staiga atėjo laikas grįžti atgal per Švediją į Norvegiją. Švedijoje mane lydėjo baisulinis šaltis, visą kelią važiavau prie -30 beveik. Bet nei jinai spjaudėsi, nei čiaudė, nei ten prunkštė, nieko nedarė, mes važiavom abidvi gražiai ir buvo... Labas rytelis, šioks toks minusiukas, -27, nei daug, nei mažai. Nelipsiu į lauką tikrai, ne. Užtenka gražių vaizdų per langą. Šiek tiek atšalo. Ir staiga, tik įvažiavusi Norvegiją, mano Audelė pasakė man pyp ir sustojo. Ne Dakaras, ne lenktynės, tiesiog mažas ratukas aplink Baltijos jūrą, 3500 km. Ir likus 200 km iki finišo, mes abidvi su Audelė pabirom. Jai pilvelis, o man greičių dėžė. Ai ne, palauk, atvirkščiai, jai greičių dėžė, man pilvelis. Nu žodžiu, baigėsi kelionė. Taip. O tai ką mes Dakare darytume? Po pirmo greitimo iš karto išeitume iš varžybų, iš lenktynių. Šaiza. Nu nieko, svarbiausia, viskas bus gerai. Abidvi į remontiklą ir pasveiksim. Ane? Gyvenimas tom ir nuostabus, kad yra remontininkų, kurie sustabdo gedimus tiek žmonėm, tiek mašinom. Važiuojam. Sekmadienis. Ne, kad mišiose būtume. Tai ne. Atvažiavam pasiimti gražuolą šitos, kuriai neaišku, kas nepatiko. Ar Vokietijai autobamų važiuoti ant 200, ar Švedijai važiuoti, kur -30 buvo. Kas atsitiko? Katutė mano. Mazutė, katelė, pilvelė suskaudo. O. Kažkam Dakaras jau baigėsi, ane? Katinai, kam įdomu čia Dakaras baigėsi? Ai. Va, koks teisingas paveiksliukas. Basom
ant priekabos nelipti. Tik su batais. Kad kojų nenušalt. Arba nenuslist. Ačiū Eso už išnuomotą priekabytę. Kaip šalta čia. O, čia pilnas sniego. Važiuojam greičiau į Stavangerį, ten kur nėra sniego ir nešalta. Na viskas. Dabar abi dvi galim važiuoti į gydyklą. Ir Audelė, ir Leila. Važiuojam gydytis. Nauji metai prasidėjo nuostabiai. Šalta. Parsivešiu aš ją namo.